Labas, Ignai. Labas, Vytautai. Mes susirinkom pirmajam podcast'ui, ar ne, pabandyti pašnekėti apie Sostinės sporto centrą, apie jo veiklą ir kokia ta mūsų virtuvė Sostinės sporto centre. Tai pirmoji laida ir gal pasikalbėkim pradžiai apie mane, apie tave, kaip sportas pas mus atsirado gyvenime, ne? Kas naudinga, kodėl naudinga vaikam sportas, kokią įtaką ir kiek tėvai dalyvauja gyvenime, ne, vaikų sporte, na ir bendrai gal pakalbėsim, kiek sportas, kokią įtaką apskritai daro. Tai, kad jau susirinkom, tai aš tada norėčiau tau iš karto užduoti man rūpimą klausimą. Tai tu buvai aukščiausio lygio sportininkas, 3 olimpiadų dalyvis, Europos pasaulio čempionatų dalyvis. Ir man būtų labai įdomu išgirsti, kaip tavo tas kelias prasidėjo. Juk tu netapai iš karto aukšto meistriškumo sportininkų. Tas kelias, kaip ir kiekvienam vaikui, prasideda turbūt dar labai mažam amžiui. Tai gal tu gali grįžti į tuos laikus, kai tai buvo, ir papasakot nuo tos dienos, kai kažkas tave atvedė pirmą kartą iki treniruotės ir iki to laiko, kai tu sakai, jau mano sporto kelionė baigėsi šiandien. Keista prisiminti iškart mintyse, užduodant tau klausimą, net juokas ima. Tai kas labiausiai įstrigo, jau prabėgo, nežinau, 30 metų, daugiau ar ne, nuo pirmo atėjimo į baseiną. Tai atėjus neradau, kur baseinas yra pastate, ar ne. Parodė, sako, va čia lip laiptais, Rūbinė, ar ne. Nuėjau, persirengiau, vienas duris atidarau dušai, kitas atidarau sporto salę. Po to, kol dasigaudžiau, kad reikia praeiti dušus ir ten durys į baseiną, tai jo, užtrukau gal kelias minutės, bet taip, tai kelias prasidėjo įdomiai, sakykim taip. Esu jau gal ne kartą daug kur minėjęs, kad mane atvedė kaimynė, kuri tuo metu dirbo gelbėtojo baseine, ar ne, tai pasivežiodavo, kelis kart į savaitę, tiesiog buvo rekomenduota man palankyti baseiną, pasigrūdinti, kad mažiau sirgčiau ir panašiai. Tai ir tuo metu, kuris vėliau tapo mano treneriu visą mano karjerą, tuo metu treniruodavo vaikus, ir po kokio mėnesio man pasiūlė, galbūt sako, tu norėtum pabandyti pasitreniruoti, išmokti plaukti, nes, kodėl ne? Aišku, buvo tik tai didžiausia dilema, baseinas toli. Kaune reikdavo su persėdimu važiuoti, bet kažkaip nebijau to ir kažkaip tvirtai buvau apsisprendęs ir norėjau, buvau gal 9 metų, kad tikrai noriu lankyti. Taip ir liko tas plaukimas, tas baseinas visą karjerą. Bet tiesiog man labai patiko plaukti ir tėvai visada sakydavo, kad svarbiausia mokslai ir tai turi būti smagu. Taip ir tą smagumą, manau, iki pat karjeros pabaigos ir išlaikiau. Tai tada, aišku, buvo tarpai visokie, prastesni, geresni, bet tas nuolatinis darbas ir tikslų dėliojimas savo, davedė iki olimpinių žaidynių, iki pasaulio, Europos čempionatų. Tapo galiausiai kaip darbas. Man kaip dirbančiam kasdieną su treneriais labai įdomu būtų išgirsti, ar nuo pat pradžių jau treneris įžvelgė tavyje talentą, ar buvo, kad tu buvai plūdesnis už kitus vaikus, imlesnis, greičiau išmokai, ar tavo tas progresas buvo toks, sakykime, vidutinis ir tu kažkada vėliau iššovei. Gal tu atsimeni ir gali grįžti į tuos laikus ir papasakot? Kad treneris kažką matė, tai matė, kiek vėliau jis man pasakojo, kai vaikas buvau, tai tiesiog matė galbūt tą darbštumą, matė gal kitas charakterio savybės, užsispyrimą,
Na ir kai vėliau bendraudom, tai jisai vyresniem vis sakydavo, palaukit, jis tuoj pasivys jūs ir aplenks. Nu, aš pats prisimindamas tos epizodus kažkaip kuklinaus ir nelabai tikėjau, bet vėliau taip ir įvyko. Pradėjau tos vyresnius lenkti. Bet taip, rezultatai nebuvo iš karto. Taip, aš ten užimdavau prizinės vietas jaunučių, jaunių čempionatuose Lietuvoje, bet nebuvo kažkokio išskirtinio talento, kad aš ten galbūt, nežinau, laimėčiau kažkokius medalius tarptautinėse varžybose. Tai vienu momentu, jau beveik studentų būnant, tas tiesiog iššovė ir nežinau, pradėjo rezultatai kilti kaip ant mielių. Vienose, kitose varžybose taip paeiliui, galbūt dar tas psichologinis momentas tuo metu atsirado, kostiumai visi ten gavau pirmuosius, pabandyti teko, wow kažkas ir tas gal daugiau net ir psichologiniai dalykai lėmė, kad tie rezultatai šoktelėjo. O gerai, grįžkim gal prie tavęs. Kaip tavo karjera prasidėjo ir klostėsi, ar ne? Tai aš nelabai galėčiau tai pavadinti karjera, nes aš nebuvau pačio aukščiausio lygio sportininkas, bet mano santykis su sportu prasidėjo gana anksti, nes mano tėtis yra penkiakovės treneris Kaune. Tai aš nuo mažų dienų, gal nuo 3-4 metų jau sekiodavau iš paskos, būdavau treniruotėse, jojimo, plaukimo treniruotėse. Tai aš matydavau tą sportą, matydavau vyresnius sportininkus ir kažkaip natūraliai, gal net šiek tiek prieš mano valią, sportas tapo mano gyvenimo dalim. Aš tada pats pradėjau sportuoti, domėdavausi rezultatais, užaugau su keletu sportininkų, kurie tu tame tarpe tapo olimpiečiais, medalininkais. Tai toks kelias, vat, ir gal man buvo jau truputį nulemtas, gal ne tiek, kiek aš pasirinkau, kiek jisai buvo aplinkybių dėka. Nu, bet vis tiek kažkiek nepasukai savo gyvenimo visai kitą kryptim ir likai. Aš nežinau, aš kažkaip turiu tokią teoriją, kad tarkim gerų sportininkų vaikai arba trenerių vaikai, jie tą procesą mato kitaip, jie jau nuo mažų dienų tą sporto aplinką žino ir jiem kažkaip tas savaime gaunasi, jie gerai jaučiasi toj aplinkoj, žino tą discipliną, žino aplinką, žino, ko reikia norint tapti sportininku. Tai aš manau, kad va šitos aplinkybės ir nulėmė, kad aš kažkur kitur nepasukau, nes mama mano yra iš meno srities, tai mes su sese lankėm ir dailės mokyklą, bet ten ilgiau nei metus neužsibuvom, o pasilikom sporte, tai aš kažkaip būčiau prie šito linkęs, kad tai buvo svarbiausia. Aišku, paminėjai discipliną. Jos gavai? Įaugo ta disciplina? Ką tau iš vis sportas davė? Aš manau, kad labai įaugo, nes nuo turbūt 1-2 klasės, kaip ir tau teko keltis 5:20 ir jau 6 būti valandą baseine. Ne, aš niekada nesikėliau 2 klasėje 5:20. Nu, aš keldausi, nes mano tėtis buvo treneris, tai jis važiuodavo tuo metu į treniruotę, tai važiuodavom ir mes. Tai taip ir prasidėjo mūsų treniruotės ir tada pamatė jau plaukimo treneris Sigitas Karelis, mūsų sesė. Ir mes turbūt po metų plaukimo pas tėtį perėjom į plaukimą. Ir treneris Karelis buvo tikrai puikus treneris, puikus tas toks edukatorius, pedagogas, kaip aš vadinu, kuris davė pamatus visam gyvenimui. Jisai tikrai turėjo labai didelę kalbėjimo įtaigą, jisai mokėdavo irgi pasakyti tinkamus žodžius, kai yra sunku, kai kažkas nesiseka, kai rezultatai nekyla, tai aš manau, kad jis turėjo Dievo dovaną. Šitos dalykus kiekvienam žmogui pasakyti ir daugelis gerų plaukikų, kurie padarė karjeras, kurie plaukė pas jį, baigdavo treniruotę su ašaromis. Ir jisai sugebėdavo taip įlysti į žmogaus vidų
ir žmogų kažkaip motyvuoti, skatino tobulėti, tai aš manau, kad jis tokią gyvenimo discipliną tiem, kas pas jį sportavo, tikrai davė ir jinai išliko iki šių dienų. Tai, sakai, labai treneris didelę įtaką tau padarė, ne? Jo, tai vat aš dėl to norėčiau ir grįžti prie tavęs ir paklausti tavęs šiek tiek apie trenerio vaidmenį, nes kaip minėjai, kaip tu manai, kaip būtų buvę, jeigu tu būtum patekęs pas kitą trenerį, ar tu būtum pasiekęs tų pačių rezultatų, kuriuos pasiekiai, ar visgi tavo treneris Ramojus buvo tas toks, nu, sakyčiau, tinkamas žmogus tinkamu laiku, kai tu pasirodai? Matai, sunku pasakyti, aišku, kas būtų, jeigu būtų, bet tikrai nelabai galvoju, kad kaip pasisuktų kita karjera, jeigu būtų kitas treneris. Man patiko tas treneris, kaip tau vienus dalykus skiepijo ir mokino, galbūt man kitus dalykus, ar ne? Ir kaip, jeigu tu jau ankstyvam amžiuje ten po 5 keldavais ir važiuodavai, tai pas mane nieko nebuvo tokio ir aš ženkliai vėliau pradėjau tas rytinės, jau gerokai paauglys. Tai man davė gal treneris tokį, vėlgi supratimą, kad pirmiausia turi mokytis, siekti pirmiausia pagrindinių dalykų gyvenime, išsilavinimo, ar ne? Ir tas sportas taip turi būti disciplina, aiškus dalykai. Ir tai yra, šalia einantys dalykai ir visada, bet ką akcentavo labiausiai ir ką prisimenu, tai kad jeigu galvoji, kad pradėsi geriau mokintis, jeigu mesi sportą ir atsiras daugiau laiko ir galėsi daugiau laiko skirti pamokom, to nebus. Niekada nebuvo nei vieno pavyzdžio, tiek per mano karjerą, tiek per trenerio, nebuvo, kad kažkas baigė ir pradėjo geriau mokintis. Ta disciplina ir tas žinojimas, kada tos dienos planavimas yra labai svarbu ir tu žinai, kad tada ir tada turi padaryti kažkokius tai namų darbus arba mokintis ir tu kito laiko neturi. Tai tie dalykai man labai įstrigo, tas trenerio būtent, akcentavimas, kad tu turi mokintis, siekti išsilavinimo, bet taip pat, ir tos disciplinos laikytis ir sporte ir atlikti darbus gerai. Ir tu buvai individualios sporto šakos atstovas. Kaip ta sporto šaka tau padėjo atsiskleisti kaip asmenybė? Vis tiek tai nėra komandinė sporto šaka, nėra, kad tu kažkokiam kolektyve sieki rezultatų. Tu daugiausiai vis tiek ir ypač turbūt, kai buvai tam jau aukščiausiam meistriškume, kur jau tų komandos narių aukšto pajėgumo buvo labai mažai. Tai kaip tau padėjo sportas save geriau suprasti, atsiskleisti, gal galėtum išsiplėsti? Taip, sakyčiau, tas individualias savybės tai labai ugdė ir jos natūraliai ugdėsi, ar ne? Kad tu už save atsakingas, ar ne? Kad tu, jeigu kažką blogai padarėjai, ar ne, tau nepasisekė, tai čia viskas tavo. Tai gyvenime, sakyčiau, tai labai geros savybės, bet šiek tiek ir maišančios galbūt jau baigus sportą, nes vis tiek dirbant jau sakykime, kažkokius tai darbus, aš manau, kad komandinis darbas yra labai svarbus, ar ne, ir tu vienas, jeigu stengsies kažkur viską padaryti, tai faktas, kad nepavyks, reikia komandos, tai, sakyčiau, daugiau pliusų, bet tos ištreniruotos savybės jos biškį kartais ir maišo. Ir tą dabar, po ilgo laiko tarpo, baigus sportinę karjerą, tas išiškėja, bet nežinau, neatims niekada tos išugdytos disciplinos, pareigos jausmo, ane? Tokių, sakyčiau, kertinių gyvenime dalykų. Ir dar norėčiau biškį, kad išsiplėtotum šiuo klausimu, nes
Mano akim tu vienas iš retų tų sportininkų aukšto meistriškumo, kuris po sporto labai greit save transformavo į kitą sritį, į darbinę sritį. Mes tikrai turim pavyzdžių, kai sportininkai susiduria su tokia problema, kad sportas, aukšto meistriškumo sportas buvo labai didelė jų tapatybės dalis gyvenime. Ir kai jinai pasibaigė, kai pasibaigė treniruočių stovyklos, varžybos, gerbėjų dėmesys, tai žmonės labai sunkiai save randa po to kitose veiklose gyvenime ir atsiranda psichologiniai sunkumai. Gal gali tu papasakot, ką tau sportas davė, o galbūt tai kažkokios tavo kitur įgytos savybės, kad tu galėjai transformuoti save labai greitai iškart į darbinę veiklą. Šitoj vietoj tai aš kažkaip sakyčiau, kad man labiau pasisekė, ar ne? Bet taip, ta problema yra aktuali, gal net ir pasaulinė, ne, sportininkų, tai ne veltui tų visokių programų yra, ne, dvigubų pilietybių, ar ne. Daug šalių turi skirtingas programas, bet Lietuvoje gal čia yra mažiau, sakykime, išvystyta ar ne, bet tai apie tai daug kalbama. O mano atveju, tai tiesiog jau buvau suplanavęs, kada baigsiu sportinę karjerą po Londono olimpinių žaidynių. Ir tokius pavyko įstoti sporto vadybos mokslus. Ir kaip sakant, bendraujant su kitais žmonėm, gavau tiesiog darbo pasiūlymą pradėti tokią nemenkas pareigas, bet priėmiau tą, kaip sakant, kai nežinai, kur eini, tai ir tų baimių mažiau. Tai ir taip prasidėjo po biškį, ar ne, ir įvairius projektai, ir kažkaip tas dėliojimas mintyse, ko nori, tai ir davė tos, sakyčiau, darbus po biškį kryptingai link jų einant. O tau, Ignai, sakyk, kokių pagrindinių, minėjai, kad ta karjera neužsitęsė tavo, ar ne, bet vis tiek kažkokias išsinešė iš to sporto kažkokias pagrindinės, neprisiminimus, bet tos gyvenimiškus dalykus davė ir kas tau svarbiausia. Tai kaip ir minėjau, turbūt vienas svarbiausių dalykų, kuriuos davė, tai yra disciplina. Ir tai reiškia, kad ką tu pradedi, visada turi užbaigti. Kaip sakydavo vienas mano treneris, ką darai, daryk gerai. Tai šitie dalykai tikrai, kai tu esi jaunas ir kai treneriai tave nukreipia tinkamą linkme, tikrai duoda ir padaro didelę įtaką likusiam gyvenimui. Taip pat manau, kad davė tokį požiūrį iš treniruočių, kad žiūrėti, ką tavo veikla tau duos daug metų į priekį. Tai reiškia ir kasdieniuose darbuose, tu atrodo kažką darai šiandien, bet tu žiūri tai, kaip tai įtakos procesus metus, 2 į priekį, 3, kad ne viskas tik tai čia šiandien, rytoj, bet kažkokie tavo veiksmai, jie turi būti orientuoti į ilgalaikį rezultatą. Tai aš manau, jeigu ne sportas, vargu ar aš šitas savybės turėčiau. Supratau. Gal pereikime šiek tiek nuo mūsų vaikystės, mūsų prisiminimų prie šiandieninių vaikų, ar ne? Prisimenam, kaip mes sportavom, kaip atėjom, ar ne, kokias tas pareigas turėjom, ne, savo atsinešimą. Kaip tu manai, gal tu labiau šiek susidūręs su vaikais, juos treniravęs, kokie šiandien diena yra vaikai? Ar jie mažiau juda, gal visgi jie labiau juda, ar galbūt, nežinau, jie šiandien dienai motyvuoti labiau sporte ir labiau siekia tų užsibrėžtų rezultatų ir medalių? Kaip tu manai? Aš manau, kad šiais laikais daugiau vaikų sportuoja. Tai pirmiausia dėl to, kad yra žymiai daugiau įvairių būrelių, įvairios veiklos. Mūsų laikais, man atrodo, buvo tik tai tas toksai jau aukštesnio meistriškumo sportas, kur jau tave tėvai atvesdavo ir tu jau norėdavai būti sportininkas. Tai aš manau, kad šiandienai yra daugybė būrelių, kuriuos tėveliai gali išrinkti ir tas vaikas gali pasirinkti netgi kelis vienu metu.
tai tu gali pradžioj ir futbolą lakstyti, ir į baseiną eiti, ir išbandyti daugiau tų sporto šakų, tada vaikas, manau, kad išbandęs tas kelias sporto šakas jau jaučia, kur jam labiau linksta širdis, kur jisai geriau save realizuot gali. Kita vertus, manau, kad bendrai vaikai šiek tiek mažiau juda. Man atrodo, kad mūsų laikais tai tiesiog vaikai daugiau laiko leisdavo kieme. Aš atsimenu, 94 metais vyko futbolo čempionatas Jungtinėse valstijose, kaip ir vyksta dabar. Tai aš prisimenu, kad visi kiemai, visi stadionai buvo pilni vaikų žaidžiančių futbolą, imituojančių tuos garsiausius žaidėjus, Futbolo tokį bulvių laukę, sakyčiau, nesvarbu kur. Taip, visi buvo Romario, Roberto Baggio, Klinsmanais. Tai šiandien dienai tokių vaizdų aš nematau, bet, kaip minėjau, vaikai daugiau turi tų veiklų, daugiau sportuoja. Tai čia nežinia, kada ta žolė yra žalesnė. Manau, kad situacija pakankamai panaši. Jo, aš gal dabar būnant tėčiu irgi vaikas pirmokas, tai gal man ir noras, kad jis daugiau išbandytų įvairių sporto šakų. Tai bandom 3, visos 3 patinka, tai sezoną uždarėm. Kitą sezoną aš irgi galvoju, kad visai sveika ir vieną, ir kitą sporto šaką pabandyti išmokti kažkokių pagrindų, o tas profesionalus sportas gali ir vėliau ateiti, jeigu norės. O kaip tu manai, ar vizualiai matosi, gal tu pastebi skirtumą tarp sportuojančių vaikų ir nesportuojančių, kurie nelanko jokių sporto būrelių? Ar tu manai, kad yra kažkoks skirtumas tarp tokių dviejų vaikų? Aš nežinau, tokių pastebėjimų aš neižvelgčiau, ar ne? Visokie. Ir jo labiau, kad aš manau 90 gal ir daugiau procentų visgi lanko kažką vaikai. Nes dabar tų pasirinkimų ir mokykloje, ir ne mokykloje pilna. Tai aš manau, kad tėvai dabar bet kuriuo atveju veda į kažkokį būrelį. Ir atskirti, kad vaikas labiau sportuojantis, labiau judantis ar mažiau, neįmanoma, manau. O kaip tu manai, ar čia daugiau įtakos turi, kur vaikas bus nukreiptas, ar tėvelių požiūris, ar patys vaikai pasirenka, kur jiem įdomiau, kaip tu manai? Aš manau, kaip tėvam patogu. Aš pagal save žiūriu dabar, ar ne? Ta pilną dieną vaikų sudėlioti, tai ypatingai Vilniuje taksistų dirbti nesinori, tai visi žiūri, kad patogu, ir tėvam labiau patogu. Jeigu ir lanko, ir patinka, tai viskas gerai. Jeigu nepatinka, tai tada jau ieškai kitų alternatyvų, bet vėlgi ieškai pirmiausia šeimos patogumo, ne labiau ryšiesi prie vaiko, sakyčiau taip. O kaip tu manai, ar šiandieniniai vaikai moka pralaimėti, kaip jie mokinasi susidurti su tokiais iššūkiais? Gal tu gali grįžti ir į savo jaunystę, kaip tau sekėsi šiuo klausimu? Ne, man tai aš visada kažkaip norėjau laimėti, pas mane buvo tas charakteris. Dabar tie būreliai, vadinkim, ne sportas, ar ne, ten visiems duoda dalyvio medalius, ar ne, ar tu laimi, ar tu pralaimi. Tai, bet čia turi riba kažkokia būti, ne, tam tikro amžiaus, nes ta konkurencija jinai turi būti. Turi išmokti vaikai ir laimėti, ir pralaimėti, jeigu jau linksta į kažkokį tai profesionalesnį sportą, ar ne. Negalima, aš manau, 12-13 metų vaikam dalinti dalyvio
medalius, ar ne, tai jau turėtų būti sportas, bet 7-8 metų, kai dar susipažįsta su sporto šaka, galbūt dar, ir tėvai, ir vaikai nežino, kur jie krypsta, kur labiau linkia, o gal visai niekur, ar ne, tai tas taip, tas dalyvio medalis smagu, bet vėliau turi būti sportas ir turi būti konkurencija ir per tą konkurenciją tobulėjimas ir kažkokį, išsiskirti galbūt ir talentai. Nes mano akim tai atrodo sportas ta terpė, kur puikia simulacija išmokti tų pralaimėjimų, su kuriais tu susidursi gyvenimo savo kelyje ir jeigu tu tą išmoksti sporte, aš manau, kad žymiai lengviau su tuo susitaikyti, kai tau iš tikrųjų vėlesniam jau amžiui atsiras iššūkiai ir kaip minėjau, kad manau, kad sportas čia vaidintų labai svarbu vaidmenį daugelio vaikų gyvenime. Tai manau, kad tėvai, kurie galvoja apie savo vaikų ateitį ir manau, kad čia puikia pamoka leis savo vaiką į sportą išmokti šitą pamoką gyvenimišką. Tai tu savo vaiką leisi? Aš manau, kad leisiu, bet aš gal kaip ir tu apie aukšto meistriškumo sportą negalvoju, bet aš galvoju, kad viena didžiausių dovanų, ką tu vaikui gali duoti, tai tas kritinis amžius tarp turbūt 6 ir 18, kai sportas jau duoda pagrindą tą tokį fiziologinį žmogui. Ir aš, kadangi dirbu su daugeliu žmonių, aš esu dirbęs ir su suaugusių žmonių treniravimu, tai yra tas skirtumas tarp žmonių, kurie nesportavo ir pradėjo sportuoti vėlesniam amžiui, tai yra labai gerai, bet jų motorika, judesių koordinavimas, raumenynas jau vis tiek yra netoks, kaip kad, tarkim, kažkokio žmogaus, kuris netgi trumpai, kokius 3-4 metus jaunystėje pakankamai intensyviai sportavo, ir jam yra žymiai lengviau grįžti į tą formą ar kažkaip tobulėti ir jis tikrai tobulės žymiai greičiau negu tas, kuris nesportavo. Tai aš manau, kad jeigu kalba apie mano vaikus, tai aš manau, kad kaip toksai pradžiamokslis turėtų būti gimnastika, tai maždaug kokių 5, 6, 7 metų amžiaus, kuri duoda visus tokius pagrindinius pagrindus, o po to jau turbūt labai panašaus požiūrio kaip tu. Futbolas, lakstymas, turbūt baseinas, kitos veiklos jau čia jau tokiam vikrumui, judesių koordinavimui, bet manau, kad gimnastika pačioj pradžioj yra tas toks pagrindinis elementas. Aš tai iš vis gal pridėčiau dar prie tavęs 7, 6, 7, 8 metų, mano manimu, yra 3 pagrindinės sporto šakos pradėti. Lengvoji atletika, išmokti bėgti, šokti ar ne, gimnastika, lankstumas, ir plaukimas, kuris tu turi išmokti gyvybiškai svarbių savybių ar ne, jaustis saugiau ir ramiau prie vandens ir panašiai. Tai šiek tiek vėliau ateina ir komandinis sporto šakos, tada taip ir kaip tu paminėjai ir koordinacijos, aš savo vaiko pastebiu, kad per visus metus fiziškai pastiprėjo, drąsesnis, socializuojasi, draugai, vieni, kiti, tik tai teigiamos savybės, aš manau, vien tik dėl to, kad jis lanko, nežiūrinti tai, kokie ten jo pasiekimai, ar jam gerai sekasi, ar blogai sekasi, tą pasižiūrėsim vėliau, ar ne, ir ar noro jam toliau bus, bet šiandien dienai aš esu patenkintas tais ugdomais dalykais, kiek tas sportas, tie sportai duoda jam. Tai mes galim mūsų klausytojam paminėti, kad visos tavo 3 išvardintos sporto šakos yra Sostinės sporto centre, tai ir gimnastika, ir lengvoji atletika, ir plaukimas. Tai jeigu tėveliai norėtų pasinaudoti tavo patarimu, tai prašome registruoti, sportuoti ir atvesti savo vaikus. Visos fizinio aktyvumo grupės bus pas mus, ar ne? Nuo rudens, tai lauksime vaikų ir tėvelių. Gerai, tai paminėjom tėvelius. Tai kokie tėvai yra šiandien dienai, pakalbėkime ir apie tai.
apie vaikus pakalbėjom, kokie tėvai. Ar jie labiau nori jie sportuoti, ar visgi labiau nori vaikai sportuoti, kaip tu manai? Aš tai manau ir kadangi sporte esu jau daug metų ir stebiu aplinką, tai galiu pasidžiaugti, kad tokio kiekio suaugusių sporto niekada gyvenime turbūt nebuvo. Taip kaip jie suranda laiko, kaip jiem rūpi. Nebe suaugusių sportas, bet mano klausimas yra apie vaikų sportą, kaip tėveliai įtakoja, ar labiau tėveliai nori sportuoti už vaiką, ar visgi vaikas nori sportuoti? Tai aš prie to link ir turbūt ėjau, tai ką norėjau pasakyti, kad tėveliai labai sportuoja ir manau, kad jiem taip pat svarbu, kad ir jų vaikai sportuotų. Tik tai turbūt gal pagrindinis skirtumas su šiuolaikiniais tėveliais turbūt, kad ankstesnių kartų tėveliams nelabai rūpėdavo vaikų procesas, pasiekimai, tiek žiūrovų, kiek dabar yra vaikų varžybose, turbūt niekada nebūdavo. Mes, kai savo organizuojam sporto centro varžybas, tai lengvosios atletikos tribūnose tėveliam sunku surasti laisvą vietą. Tai pradėkim nuo to, ko anksčiau nebūdavo ir visos varžybos būdavo tuščiose tribūnose. Tai tėveliam rūpi ir jie labai pergyvena. Ne per daug rūpi? Manau, kad šiek tiek per daug. Aš manau, kad daugelis tėvelių jų įsitikinimų būtų ne ką blogesni treneriai negu jų vaikų treneriai. Aš manau, kad tėveliai kartais ir dažnu atveju perima trenerio rolę ir treneris taip negali prisimti visų atsakomybių, negali kažko į tą procesą įnešti, jeigu tėveliai tos tokios šiek tiek chaoso irgi prideda. Tai aš manau, kad taip, tėveliai šiek tiek pasikeitė ir čia tik tai kampas, iš kurio pažiūrėsim. Ar tai gerai ar blogai, galėsim turbūt po 20 metų padiskutuoti. Bet pažiūrėkime iš tos pusės, ar tėvai kartais nusprendžia, aš sportavau tą ir mano vaikas būtinai turi tą sportuoti, ir ar jie neperspaudžia iš tos pusės, kad liepia ar verčia vaiką eiti į kažkokį tai būrelį ar nebūtinai sporto, galbūt kartais ir kitur, ar ne, ir būtinai ten eik ir daryk, o tas vaikas tiesiog nenori ir galbūt jisai galėtų ir save kitur atrasti. Kaip iš šitos pusės galvoji? Tai aš manau, kad taip, kartais to trūksta, kartais ne visi ir ne visiems reikia būti sportininkams, užtenka tos fizinio aktyvumo veiklos ir aš manau, kad tam pačiam dailininkui, muzikui tikrai praverčia judesys, fizinis aktyvumas, bet kita vertus turbūt labai svarbu faktorių vaidina genai ir tiem vaikams, kurių tėvai buvo geri sportininkai, labai dažnai matom, kad ir tie vaikai būna iš karto pranešesni už kitus, tai ir to pačio Mykolo Aleknos pavyzdys, ar ne, ir Sabonių šeimos, tai ir eilės kitų krepšininkų. Tai jau reikia daugiavaikių būti, ar ne, kas jau taip žinot, kad tikrai. Kartais tenka, bet matom, kad tų žmonių, kurie buvo didelių talentų sporte, tai jų vaikai keletas galbūt, arba gal vienas tikrai būna labai geri sportininkai ir kartais pamatom tik tai tuos nugalėtojus, o kiek iš tikrųjų vaikų gal tam pike ir neatsiranda dėl to, kad pasirenka kažkokias kitas veiklas. Tai aš manau, kad tėveliai šiais laikais yra pakankamai demokratiški ir tikrai leidžia ir padeda vaikam atsiskleisti tose veiklose, kur jie randa prasmę. Tai ar tai bus muzika, ar dailė, ar nežinau, kokie kiti menai ir sportas. O tai tu galvoji, kad atvesdami vaiką į kažkokį tai sportą, iškart tėvai jau programuoja, kad jis čia bus, nežinau, Sabonis, Meilutytė ar Alekna? Aš manau, kad labai yra įvairių tėvų, nes vieni tėvai tikrai atveda ir sako, man svarbu, kad vaikas būtų fiziškai aktyvus ir tikrai man nieko nereikia, bet kartais pasimato, kad tas vaikas labai talentingas ir galbūt tėvai pakeičia savo nuomonę, bet būna ir tokių tėvelių, kur būna atvirkštinis
atvejais, kur vaikas galbūt yra mažiau talentingas, bet tėvų noras, kad vaikas būtų aukšto meistriškumo sportininkas, yra didesnis už patį vaiką. Tai tikrai tokių atvejų yra ne vienas ir ne du, ir anksčiau ar vėliau aš manau, kad ne tik vaikam, bet ir tėvam atsiranda toks gyvenimiška pamoka, kad ne visada tie norai sutampa su galimybėm. Aš save dabar bandau įsivaizduoti, ar aš norėčiau, kad mano vaikas pasirinktų kažkokią sporto šaką, profesionaliai sportuoti. Šiandien dienai net neturiu atsakymo iš tikrųjų. Esu laimingas, kad jis nori eina į tas kelias sporto šakas, ar ne? Jeigu galbūt nuspręstų pats, bet pats, kad skatinti, dabar aš plaukiau ir būtinai to eik jau plauk čia ir bandyk jau ir varžybose dalyvauti. Šiaip šiandien dienai nenoriu to. Bet jeigu vaikas atsiskleis kaip geras futbolininkas, tai aš manau, kad tu tikrai jam ir suteiksi tos savo gyvenimiškos patirties ir tikrai skatinsi ir turbūt palaikysi. Kad skatinsiu, nežinau, kad palaikysiu, tai tikrai manau, kad jeigu nori, tai padėsiu aš jam. Padėsiu, nežinau, čia gal daugiau logistiškai ar ne, bet pamokinti tai tikrai nepamokinsiu, nors nežinau, kaip bus, tikrai nežinau. O tai kaip tavo, pavyzdžiui, matymu, kaip tavo vaikas sportas keičia? Prisimeni jį iki tol, kol nieko nesportavo ir dabar, kai jis kelis būrelius lanko, kokius svarbiausius pokyčius tu jame matai? Fiziškumas atsirado, matau, bet aišku ir kažkokia koordinacija, kažkokie kiti dalykai, ar ne, bet čia aš daugiau kalbu apie jo fiziologinius pokyčius, nekalbu dar apie kažkokius norus ar mentalitetą, nežinau, darbo etiką ar ne. Ne, tai tiesiog aktyvus vaikas, fiziškai matau stiprėja, tuo ir džiaugiuosi šiandien dienai. Tu anksčiau paminėjai vieną aspektą vaikų sporto socializaciją. Kaip tu manai, ar sportas yra ta terpė, kur vaikai įgyja tų pačių pirmų socializacijos pagrindų, kur kartu tu su kitais žmonėmis išgyveni pergalės, pralaimėjimus, tą bendrystę, komandos kažkokią dvasią, gal tas mažiau tose individualiose sporto šakose, bet kaip tu manai, kokie veiksniai labiausiai pasimato? Na, tai teko stebėti man vienas futbolo varžybėlės, tai man labai patiko ta bendruomeniškumas vaikų, kaip treneris visą komandą bando suvaldyti, kaip džiaugiasi, kad visi eina kartu daryti vienokius ar kitokius dalykus. Tai to individualioje nėra. Tai labai smagu palyginti tarp komandinių sporto šakų ir individualių sporto šakų. Tos skirtumas, tai aš sakau, vėlgi, aš asmeniškai kaip tėvas džiaugiuosi, kad ir komandiniai yra sporto šaka, ir individuali. Skirtingi dalykai, visiškai skirtingi dalykai, ne tik sporto prasme, bet ir žmogaus vystymosi prasme, kaip vaiko. Kaip ir minėjai, kad tavo vaikas labai sėkmingai lanko kelias sporto šakas, bet ką tu patartum tėveliams, kurio vaikai, tarkim, po 4-5 treniruočių sako, aš nebenoriu eiti treniruotės, arba galbūt tėvai susiduria su problema, kai vaikas apskritai nenori eiti sporto treniruotės. Ką tu patartum šiuo atveju tėveliam? Na, tai aišku, reikia išbandyti visus variantus. Na, tai pirmiausia, gal, nežinau, išsiaiškinti, dėl ko nepatiko. Gal treneris nepatiko, gal aplinka nepatiko, gal sporto šaka ir patinka. Bet jeigu tie dalykai, jeigu sporto šaka nepatinka, tai aš manau, reikia bandyti ir kitas sporto šakas, jeigu yra galimybių. O galbūt visai ne prie sporto tas vaikas, galbūt prie meno, ar ne, ir dainavimas, ten, nežinau, dailės, šokiai, kiti dalykai galbūt įdomu. Tai
ir kiekvienas tėvelis mato savo vaiką arba galbūt patys žiūrėdami į save, ką gyvenime ir kur linkę buvo mama ar tėtis, tai galbūt ir pasižiūrėti, gal link tų krypčių ir eiti. Tai, žinau, aš matau, kad mano berniukas tikrai nedainuos, nežinau, bet link sporto labiau. Mergaitė gal labiau prie meno, nežinau, dar anksti pasakyti. Tai va, tai tėveliam aš linkėčiau vis tiek pabandyti tas sporto šakas ne vieną, kelias, palaipsniui, gal kažkur užsibus, gal kažkur patiks ir aplinka, tai skirtingai. Gal savo ruoštų pridėčiau, kad visi šie dalykai yra proceso dalis ir kad tėveliai nejaustų irgi patys kaip kažkokios nesėkmės. Tai irgi vienas iš gyvenimo procesų, kuriuos reikia, ar pamokos, kuriuos reikia išmokti, kad reikia savo sporto šakos ieškoti tai, kas patinka, kas suteikia laisvės judėjimui, judesių koordinacijai, kas labai svarbu gyvenime. Tai aš manau, tėveliai turi kartu su vaikais, vaikai neturi būti palikti vieni, o tėveliai kartu su vaikais ieškoti tos sporto šakos savo vaikui. Kaip tu manai, paskatinti ar paleisti? Aš manau, kad kiekviena situacija reikalauja skirtingo sprendimo. Aš manau, kad tėvai, kurie bendrauja su savo vaiku, gali surasti tą tinkamą sprendimą. Kartais tai reikia šiek tiek daugiau su vaiku bendrauti ir ieškoti priežasčių ir kartais net nueiti tada, kai nesinori. O matyt, kažkada ateina tokia akimirka, kai reikia irgi tą sportą paleisti ir ieškoti kažkokių kitų krypčių. Gerai, gal norėčiau paliesti ir ketvirtą mūsų šios dienos tokią potėmę. Tai visgi, ką iš tiesų augina, ką duoda sportas, kaip tu manai? Aš tai manau, kad visomis prasmėmis augina tvirtą asmenybę, nes aš manau, kad... Tai turėmiesi, pavyzdžiui, ar savo patirtim, ar bendrai galvoji, kaip, dirbę su vaikais? Aš manau ir taip. Aš negaliu visko spręs pagal save, nes žmonės labai skirtingi, labai matau skirtingų atvejų, bet vis tiek aš gal labiau remiuosi tuo, kad pažįstu žmonių, kurie niekada nesportavo ir aš labai mėgstu panalizuoti jų sprendimus, jų patarimus. Tai aš prisimenu savo lietuvių kalbos mokytoją, kuris sakydavo, Ignai, kam tu ten sportuoji? Sako, geriau lietuvių kalbos namų darbus padaryk. tai įvairių tų atvejų yra ir šiaip, turiu savo pažįstamų rate žmonių, kurie niekada nesportavo ir aš tikrai matau, kad jiems sunkiau susitvarkyti su savo kažkokiom, kaip pasakyti, gyvenimiškom situacijom, kur reikia kažką pradėti ir užbaigti, kur kažkaip pradedi, nieko niekada nebaigi, tas toks užburtas ratas. Tai kažkaip aš manau, kad žmonės, kurie buvo sporte, kurie dalyvavo kažkokiose varžybose, tai žino, kad ten yra pradžia, yra pabaiga, kad yra tiek, kiek tu įdėsi darbo, toks ir bus rezultatas, nes sporte stebuklų nebūna. Jeigu tu nieko nedirbai ištisus metus, tai tu atvažiavęs į varžybas, tą rezultatą ir pamatysi. Tai sportas turbūt viena iš tų sričių, kur sėkmė užima labai mažą dalį, ta prasme, kad kiek tu darbo įdėjai, tokie rezultatai. Čia nėra to, kad, žinai, kažkaip. Taip. Vis tiek kažkaip bus, ar ne, nebus kažkaip, bus blogai labai. Čia ne taip, kaip į egzaminą atėjai ir subraukiai B visus atsakymus ir netyčia išlaikė egzaminą. Tai sporto varžybose tokių stebuklų nebūna. Tai manau, kad sportas šitas savybės ir padeda ugdyti žmogų ir aš sakau, aš tikrai galiu atskirti žmogų, kuris kažką sportavo, nuo to žmogaus, kuris sporto savo gyvenime nematė. Ne? Taip. Tai čia kaip per ateinančius tos žmonės, kurie dabar sako, noriu įveikti Ironmaną, ne? Irgi, tai aš manau, kad visi lūkesčiai turi būti pamatuoti. Iš vienos pusės labai džiugu, kad žmonės imasi labai didelių tikslų. Ne per didelių?
kaip kam kartais per didelių, bet kita vertus rezultatai rodo, kad jie įveikia, pasiekia. Ten aišku, tie rezultatai nėra labai aukšto lygio, bet aš manau, vat, kaip ir minėjom pokalbio pradžioje, kad tiek vaikam, tiek suaugusiems sportas tikrai daug duoda. Ir jeigu jie sugeba pradėję ten nuo, nežinau, labai lėto plaukimo baseine įveikti jūroje kelis kilometrus ir po to dar dviračių važiuodami ir bėgdami įveikti distanciją, kad ir per labai daug valandų, tai aš tokius žmonės labai nuoširdžiai sveikinu ir tikrai dėl jų labai džiaugiuosi. Aš vieną pavyzdį prisiminiau, buvęs kolegas skambina, tiesiog labas. Tai kaip čia dabar reikia plaukti, supranti, čia noriu biškį tas paklausti, kokių tipsų gal gali duoti, o čia susiruošiau Ironmaną įveikti. Aš taip pasimetęs net sakau, tai tu plaukęs čia kažką patobulinti nori. Ne, gyvenime žmogus neplaukęs, nes, aišku, visi supranta, kad bėg čia natūralu, paimi ir bėgi, ar ne, pastriniuosi ir viskas čia gerai, dviračių minti irgi jokių problemų, ar ne, jeigu išmokai vaikystėje, tai ką, nusipirkai gerą dviratį ir jau tu mini, vienintelis sunkumas galbūt, ne, kažkoks, plaukimas, ne, aš kažkaip skeptiškai žiūrėjau, ar ne, bet jis po biškį, kad ir kokiam lygiais tų tikslų pasiekė, tai, čia vienas gal iš tų pavyzdžių, arba žmonėm, kurie kažko, nežinau, kitaip tos iššūkis supranta, ar ne, gyvenime gali visokių iššūkių įsikelti, ne, ir darbe, ir asmeniniam gyvenime, nežinau, ten ir šeimoje, bet per sportą kažkaip žmonėm ta kitokia motyvacija ir tokių atrodos iš šono neįmanomų dalykų, bet žmonės pasiryžta tam ir įveikia. Ir čia grįžtam prie to, ką augina sportas, tai tokių įdomesnių ir sakykime, savybių, neįmanomų savybių augina, ar ne? Kaip pritartum tam, ar ne? Tai aš ir manau, kad sportas kai kuriuos žmonės gyvenime pasiveja vėlesniam amžiuje, tai ko jie nepatyrė vaikystėje, to jausmo dalyvauti varžybose, juos pasiveja vėlesniam amžiuje, jie jaučia tą patį malonumą varžytis, nugalėti, įveikti, tai aš manau, kad sportas dėl to jis ir mūsų visuomenėje užima tokį svarbų vaidmenį, nes jisai yra universalus tiek labai jaunam vaikui, kuris pradeda savo kelią, tiek jau žmogui vyresniam amžiuje, kuris ieško kažkokios savirealizacijos, savo gal fizinių galimybių ribos. Tai jos, manai, pakeičia kaip žmonės, ar, pavyzdžiui, savo asmeniniu, pavyzdžiui, galėtum pasiremti tave kaip žmogų pakeitė? Mane labai pakeitė ir įvairių gyvenimo etapų skirtingai. Aš iki šiol šiek tiek stengiuosi pasportuoti, palaikyti fizinę formą. Aišku, norėčiau daugiau negu galiu, bet yra kiek yra. Tai aš galiu pasakyti, man atimtų gyvenime tą galimybę fiziškai judėti, man būtų labai didelis praradimas. Ne? Aš nežinau. Aš žinau, kad reikia sportuoti. Žmogus turi judėti, tą irgi bandau daryti. Bet tas žmogus linkęs daugiau tingėti, negu galvoti, kad čia reikia dirbti, tai tiek man sportui atidavus metų, norėčiau galbūt visai nesportuoti ir kažkokios kitokios veiklos labiau turėti, bet žinau, kad bendrai žiūrint, žmogus turi judėti, jis visai kitaip jaučiasi ir kitose gyvenimo srityse, ir darbe, sakykime, tai visai kitaip dirbasi, jautiesi ženkliai geriau, tai pritarčiau, kad nuo vaikystės įskiepytų dalykų sporte, tas nešasi ir dabar, ir tau galvoje yra, kad tu turi pasportuoti, kad geriau jaustumės. Ne alinti save, bet pasportuoti, kad geriau jaustumės. Tai, Ignai, matau, pasišnekėjom visai smagiai. Pirmoji mūsų tinklalaidė, ar ne?
Palėtėm keletą temų, šiek tiek. Aišku, galima čia apie kiekvieną atskirai daug kalbėti. Tai ne pirmoji ir ne paskutinė mūsų, tikiuosi, tinklalaidė, ne. Norėsis pašnekėti ne tik tarpusavį, bet ir pabandyti pasikviesti ir kitų svečių, panagrinėti, iš galbūt tokios ekspertinės pusės, ne, apie įvairius dalykus, apie vaikų, kad ir mitybą, ar ne, apie vaikų, kitus dalykus, nežinau, ką tu, pavyzdžiui, norėtum paplėtoti. Aš manau, kad vienas iš svečių pas mus galėtų būti sporto psichologas, kuris padėtų tėveliam geriau suprasti tą psichologinį vaiko aspektą, kuris būdingas tik tai sportui. Tai aš manau, kad mes artimiausiu metu tikrai turėsime daug įdomių svečių, kurie bus labai naudingi savo įžvalgom mūsų tėveliam. Gerai, tai pasilikim tas intrigas, ne, žiūrovom kitiem kartam. Tai ačiū, kad klausyties mūsų klausytojam. Tikiuosi prenumeruosit mūsų Sostinės sporto centro YouTube kanalą ir susitiksime kituose Sportas augina epizoduose. Iki pasimatymo. Dėkui jums.